Nesibaigė cigarečių kontrabanda iš kaimininės Baltarusijos. Štai Liepos pabaigoje Varėnos rinktinės pasieniečiai sulaikė mikroautobusą su daugiau kaip 32 tūkstančiais pakelių kontrabandinių rūkalų, kurių vertė viršyje 230 tūkstančių litų. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams tąkart įkliuvo ir 3 įtariamas su šių cigarečių gabenimu susiję Druskininkų savivaldybės gyventojai. Trečiadienį netoli sienos su Baltarusija, Varėnos rajono miško kelyje Margionių Šunupis, Varėnos rinktinės operatyvininkams ir rinktinės specialiosios paskirties būrio pasieniečiams įtarimų sukėlė vienas paskui kitą važiavę 2 automobiliai. Buvo panašu, kad automobilis Audi A6 Avant žvalgo kelią paskui važiavusiam mikroautobusui Volkswagen Transporter. Pasieniečiai Audi A6 Avant sustabdė. Paaiškėjo, kad jį vairavo 43 metų druskininkietis, o kartu su juo vyko 23 Leipalingio miestelio gyventojas. Volkswagen Transporter vairuotojas, pamatęs, kad priekyje važiavusį Audi A6 Avant tikrina valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, irgi sustabdė mikroautobusą. Iš jo iššokęs vyras nėrė į mišką, bet pasieniečiai jį pasivijo ir sulaikė. Paaiškėjo, kad bėglys Druskininkų savivaldybėje gyvenantis 28 vyras. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai suskaičiavo, kad transporteriu buvo gabenama 32 500 pakelių cigarečių su Baltarusijos banderolėmis. Šio krovinio vertė pagal Lietuvoje galiojančias muitinės vertinimo metodikas yra daugiau kaip 230 tūkstančių litų. Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos rinktinės pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą. Sulaikytiems Druskininkų savivaldybės gyventojams gresia baudos arba laisvės atėmimas iki 7 metų. Juos pasieniečiai uždarė į areštinę. Cigaretės ir automobiliai saugomi Varėnos rinktinėje.